Dabar parodysiu, kaip sukurti naują puslapį. Puslapiai yra rodomi va čia meniu punktais. Kiekvienas meniu punktas tai yra naujas puslapis. Jie kuriami yra labai panašiai kaip postai. Dabar grįžtam į administracinę dalį. Spaudžiam Pages, kad kursim puslapį. Spaudžiam Add New. Įvedam antraštę. Pavyzdžiui, Schedules. New. Pavyzdžiui, taip. Kas svarbu su puslapiais, tai nurodyti jų buvimo vietą. Todėl, kad visada aktualu, kad puslapis būtų kažkokioj tai konkrečioj vietoj. Aš numeruoju puslapius ne kas vienas numeris, bet kas keletas numerių, tam, kad vėliau galėčiau įterpti į tarpą tarp kažkokių tai puslapių dar vieną mygtuką, kad būtų laisvų numerių. Tai sakykime, dabar aš noriu įterpti tarp Drama ir Facilities. Aš žinau, kad šitas yra mažiau už 21, šitas daugiau už 21. Todėl čia bus 21 tarp jų. Ir aš nurodau 21. Spaudžiu Publish. Ateinu į puslapį. Spaudžiu F5. Atnaujinu puslapį. Ir matau, kad Schedules yra sukurtas naujas mygtukas. Spaudžiu ant jo. Ir matau parašytą tekstą. Kad tekstas būtų ryškesnis, grįžtu į administracinę dalį. Padarau heading 1. Update. F5. Va, matom ryškiai, gražiai parašyta. Tai va. Viskas paprasta. Toliau viskas daroma taip pačiai kaip poste. Galite įterpti galeriją, galite formatuoti tekstą. Viskas labai panašiai.